Nuostabu stengtis įtikti visiems niekada nepavyks, o tik iššvaistysi energiją, net jeigu tai tavo artimi žmonės, tėvai, mylimasis, draugai, kolegos, klientai, ypač tada. Neįsižadėk savęs tik dėl to, kas jie galėtų geriau jaustis. Suvok, kad kiekvienas turi laisvę reaguoti kaip nori ir tu nesi atsakingas už kito žmogaus jausmus. Jeigu tu nusprendi rinkti save ir kitas to nesupranta, tai neturėtų tavęs stabdyti. Tuo labiau nesistenk įtikti daugumai, kurie gyvena sistemos sapne ir viską vertina iš siauros dėžutės perspektyvos. Tavo gyvenimas, tavo pasirinkimai ir jo galia tikrai padėkosi sau už tai, kad pasirinkai save. Tikėti savimi tai drąsa, o dar geriau pasakysiu, tikra dovana išmokti įvaldyti tikėjimo savimi, meną ir gebėjimą rinkti save. Galbūt kai kas galvos, tai egoizmas, reikia išmokti gyventi dėl kitų ir aukoti savo gyvenimą kažkam. Aš pasakysiu, kad tai ateina iš religinių dogmų. Tokie savęs aukotojai dažnai vėliau būna labai nelaimingi, nes nesulaukia atpildų savo aukas, kurias patys pasirinko ir pabaigia gyvenimą besiskųsdami. Kad tu būtum laimingas, o ne kad rinktumeisi kažką kitą vardan savo laimės ir tikrojo sielos šauksmo. Taip pat supraskime, kad nebūsime geri visiems, kartais neišvengiamai mūsų pasirinkimai gali